Sveiki, pakalbėsim šiandien apie plieną. Daugam kyla klausimas, kodėl perkant peilį, kam mokėti kelis šimtus eurų, jeigu galima už 2 eurus nusipirkti. Tai pirmiausia, kaina susideda iš medžiagų ir kaip jos apdorotos. Žodžiu, iš medžiagų ir kaip pagaminta. Ir aišku, kur pagaminta, kur yra šalys, kurių žmonės dirba pigiau, kurie turi, sakysim, technikas daugiau ir kaip efektyviai ekonomika veikia, ar to žmogaus įmonė, arba žmogus sugeba dirbti, tai aišku, nuo tų priklauso, nuo įgūdžių. Taigi, pradėsim nuo plienų. Tai plienas yra labai daug variantų, iš kurių gaminami peiliai. Tai mes čia pasinaudosim Knife Steel Nerds tokį tinklapį. Čia mokslininkas toks su tėvu rimtai užsiima tuo, tėvas jau kalvis, o jis tai toks teoretikas daugiau. Tom Larin vardas pavardė ir tyrinėja plieno galimybės, jis tai kartu ir dalinasi visą informaciją. Tai va, jis sudarė tokią lentelę, kaip laiko sąrašas plienų lentelė pagal kietumą šitai čia yra Cutler testų rezultatas. Cutler testas tai toks prietaisas yra pagamintas pjausto, žodžiu, impregnuotą popierių specialų ir kiek kartų perpjauna. Ir taip laikoma, kad ilgiau laikys. Aišku, praktikoje gali būti kitaip, bet daugmaž tie rezultatai sutampa su kitų ten blogerių, kurie testuoja. Ten dažniausiai tai populiariausias variantas pjausto virvė. Tai, jau panašiai gaunasi. Tai va, taip ir matom, tie pjūviai prasideda ten, sakysim, nuo 200, 250. Mažiausiai yra 270, ne? Tie, kur visokie 80, chromo 01 ir panašiai. Ką jau tokia, kurie daugmaž padoriai laiko, tai Aogami, Blue Steel čia parašyta, 2000 Nitro Vio virš 300 IBL, 8 chromo jau 400, toje pradinė lygio peiliai čia Kinijoje toks kainuoja, virtuvinis ten, 20 eurų ir panašiai. Čia yra gerai žinomas gana švediškas plienas, gana aštriai pasigalandavo, čia toks jau vidutinė klasė, tai visi D2, 3V, VG10 ir turiniam peiliam turbūt pats populiariausias plienas. Jie pjauna iki 500, dar priklausomai kaip užgrūdinta, aišku, ir apdorotas kaip plienas. Apex Ultra, didelis kietumas, bet laiko nelabai, ir anglinis plienas specialiai, o būtent tas bachuras, kurio čia tas tinklapis yra, tas Knife Steel Nerds, tai jo sukurtas plienas yra būtent peiliams, labai gerai laiko. Taip, jis man, pavyzdžiui, iš to laikė metus, kalvio darbas, aišku, kaltas plienas, tai dar taip prisideda. Kaltą, aišku, irgi galima įvairiai, kai laminatą daroma, tai ten, jis teoriškai kaltas, bet jis dažniausiai būna tiesiog suplotas ir viskas. Jau jeigu ten ilgai lankstant, galima pasiekti rezultatų geresnių, bet jau kaip tą sužinot, testai, ne ką žmonės šneka, ką testuoja. Žodžiu, galima pagerinti, bet tada ir laiko, ir grūdinant, galima plieną pagerinti kažkiek tai. Įvairiais režimais galima daugiau pjūviui, sakysim, sausai užgrūdinti, tai kaip japonai mėgsta, tai jis pjaus ilgiau, bet bus trapesnis, sakysim, tai virtuviniai gal ir gerai, aišku, jeigu grubiai nenaudosit kokiam bushcraftui, tai jau negerai, kur reikalinga didelis atsparumas, tvirtumas lūžimui. Tai va, visi tiek ir skils, sakysim, vidutinė ta klasė ten iki 500, paskui aukštesnės klasės, daugmaž 2 kartus pjauna ilgiau, 2-3 kartus. Populiariausia grupė, ne, vidutinė, tai visi tie S35, KM5, Almaxai, visi M390, o čia yra
visi jau aukščiausia klasė, tai bus Vankronas PM15, ZDP, japoniškas 10, VM398 ir panašiai. Bet jo reksas labai pas jau iššūvęs, šiaip tai ne pas visų, tai taip, tai dar aišku priklauso nuo to, kaip galandama. Tai yra plienas, kaip jis apdorotas, tai yra kaip užgrūdintas ir kaip pagalasas, tai taip ir laikys. Aišku, balansas, kaip pagal balansą nuo tvirtumų ir nuo atsparumų lūžimų ir laikymų, aštrumų. Daugmaž kaip gaunasi, koks rezultatas, tai taip atrodo. Tai va ir aišku, pjūvis bus kitoks. Anglinis plienas, pavyzdžiui, jeigu jis turi rūdyje, aišku, turi mažiau chromų, bet jis yra aštriau gaunasi, aštriau pjauna. Ir miltelinis plienas technologijos, va visi tie, kur yra geriausiai laiko, tai plus dar jų yra miltelinė technologija leidžia daugiau lygiaverčių elementų pridėti, dėl to jie laiko ir pati struktūra karbidų būna smulkesnė, tai jos ir pagalasta aštriau eina ir jie geriau laiko, nes daugiau lygiaverčių elementų. Tai anglinio plieno lentelės, daug labai informacijos, jeigu kam įdomu, galite paskaityti apie plienus, tai ir toliau pagalasta, kaip tai galasta, aišku, galima įvairiai. Tai va, čia yra toks Science of Sharp tinklapis, jie turi labai gerą mikroskopą, gaila, jie nustoja tos visus eksperimentus daryti, bet informacijos yra naudingos. Tai galanda, čia jis Maksamet plieną, toks vienas iš geresnių plienų, geriausių, vienų, kas pėlėm naudojama, tai kas gaunasi galandant po deimantų, kaip matom, plienas va būtent karbidai, jie yra tvirti ir tokiu minkštoj matricui laikosi. Tai būtent nuo karbidų kiekio ir kaip juos galandant saugom, priklauso kaip ilgai laikys aštrumą. Deimantas galandas, jie yra nupjaunami ir lieka va taip. Ant ašmenų lieka minkšta matrica, o karbidų praktiškai nėra. Tai dėl to ir sunkiau laiko tai pagalasti. Matom jau pagalandus su šeptom 8000, jau karbidai šiek tiek nušlifuojami, bet jie lieka daugumoje ir jie yra ant ašmenų, tai dėl to laiko ilgiau palyginus su deimantais. Nes ašmenį pati viršūnė gaunasi daugiau iš karbidų negu iš minkštos matricas. Tai po kažkiek naudojimo, kaip matom, išlieka tie karbidai ir laiko ilgiau palyginus su deimantais. Su natūraliu japonišku akmeniu, kaip matom, karbidai dar labiau išryškėja, jie nenušlifuoti, labai mažai nušlifuoti, lieka sveiki ir tvirtai laikosi ir todėl ašmenys gaunasi patys iš karbidų ir jie daug kartų laiko ilgiau. Aštrumo tai ir yra priežastis, kodėl galandant taip ir gaunasi. Čia toliau K390 pavyzdys kitas. Ir čia dar gerai matyti va toks variantas. Ir aišku, užvarta, kas gaunasi su deimantais galandant ir plius užvarta sunku nuimt, gaunasi viršūnė tokia, ne tik, kad iš tos minkštos dalies, bet dar plius ištempia tą visą matricą ir tokia kaip plastilina ant viršaus užtempia, tai skystą masę, tai dar blogiau negu padaro, negu ta minkšta matrica. Užvarta ir ją sunku nuimt su deimantais, tai su natūraliais akmenim, kaip matom, jų neliekant viršūnės. Ir dar plius deimantai skaldo, kaip matom, karbidus dalį sutrupina, ne tik nušlifuoja, tai jų visiškai nelieka, kaip matom. Po šepto 320 jau čia silicio karbidas, toks tipiškas abrazyvas, kaip matom, lieka jau normaliai viskas su karbidais, karbidai išlieka. Arkanzaso, kaip matom, Arkanzasas kietas labai akmuo, natūralus, bet vis tiek nušlifuoja karbidus, bet kitaip nei japoniški minkštesni. Tokiam plienui čia K390 tai nelabai tinka, jis tvarkoja, Arkanzasas
Gerai yra labai minkštam plienui, ten apie 60 ir žemiau pagal Rokfelą. Tai va, dar šiek tiek apie testus pakalbėsim, vat, kai įdomu, kaip užgrūdinta, net tai yra žmonės, kur testuoja, tai nu, tas pats jau minėtas Knife Steel Nerds, nu, jis pats ir grūdina, testuoja, jis būtent kitų gamintojų, tai čia nesužinosi, tai yra, nu, tokie žinomiausi, sakysim, portalai nuo rusų, tai ką galima rasti, kas ten daug testuoja, nu, ir gana rimtai tų užsiima. Nu, bet galandai jie su deimantais, tai tų pasiekmes, nu, kaip matėm, turbūt paaiškinau, suprato, tikiuosi. Tai, sakysim, Sergej Žirov, ne, jis pagalanda su deimantais. Bet ten tas laikymas toks koreliuoja su bet kuo galanda. Tai aišku, laikys ilgiau su natūraliai, bet santykis išlieka, va toks ten 3-5 kartus geriau laiko, nes miltelinis, ten, sakysim, geras plienas su įprastais. Tai va, sakykim, galima pažiūrėti. Kaip, nu, aišku, plienas dar pavyksta vieną kartą vienaip užgrūdyti, yra meistrai, sakysim, žinomi, gerą reputaciją turi. Nu, taip pačiu Rusijų, ten, sakysim, tokia kaip Burov, ten yra, kaip gali visi nusipirkti. Yra tokie, sakysim, 3 žinomi Baliukojo, Burov ir Frolov. Nu, Frolovo labai piarina Kijasovas, irgi testuodavo, dabar grynai pardavėjų tapo, anksčiau testuodavo peilius, bet irgi būtent prasidėjo nuo Kultūratechą, jis tokį, nu, kaip jis sakė, jis aiškina, kad testuoja būtent, nu, įrašą, bet kaip pagal landą, tai mes nežinom, su kuo jis užbaigė, ne, kelis kartus taip laiko jis būtent, bet tai faktas yra įdomus, kad būtent tų visų palyginimą tokia kaip ir nerasit, tų minėtų, ne, ten geriausių, tie, kur grūdina žmonės. Nu, aišku, gal ir teisingai nereikia, nu, kaip Rusijai toks įprastas, kaip variantas, kad, nu, yra biznis, nes, sakysim, vienas kitam stengiasi negadinčiau, ne? Nėra tokia palyginimai, nerasit, kuris ten Burovas, ar ten Baliukojevas, ar Frolovas ten geresnis. Nu, bet kas domisi tuo, nu, pirmas klausimas turbūt, kur kyla bent ir man, palygint, kuris geresnis. Nu, tai aišku, čia labai sąlyginis variantas. Nu, geras toks, ne, kad ten jie taip draugiškai stengiasi gyventi, toks skandalas buvo būtent su Baranovu Bulatu vadinam. Nu, ten toks žmogus yra Baranovas vadinama. Bulatu, nu, jis nebrangiai pardavinėja, ten viskas tvarkoja, ten kaip ir užgrūdinta, ten tiesiog H12MF, bet gerai užgrūdintas, taip plienas ten už normalią kainą, bet vadindavo jį Bulatu, bet pasirodė ne Bulatas, bet tą žinojau visi, nu, ten, sakysim, jau gal 10-metį kokį visi žinojau, kad... Bet niekas to viešai nesakė, bet po to jau kai kurie blogeriai, ten Jetį konkrečiai toks, ne, per streamą sako, nu taip, tai visi žinojo, bet tokia, sakysim, žmonės nenori vienas su kitu pyktis, bet vis tiek iškilo toks skandalas, tai va. Būtent toks autoritetas yra nekalbės Leonidas Archangelskis, nuvežė į universitetą, nu, padarė cheminę analizę, H12MF, plienas, nu, aišku, užgrūdintas gerai, tvarkoja. Nu, beje, labai geras kanalas, kam įdomu apie kalvystę, ten, ką galima įspausti iš gana paprastą plieną, tinkamai apdorojant. Tai va, tokios išvados, sakysim, to štai ir mokama, ne, kaip pagaminu, iš kokių plienų, kokiu būdu, aišku, rankina, kur gaminu, ne kiek žmogus vertina savo darbą, aišku, apdorota ir estetika, ir geometrija, aišku, jeigu tai plonas suvedimas, ten konveksas, aišku, jis pjaus geriau, bet tada, aišku, grubiam darbam netiks, tai tokia, tai ir svarbu, ne, kaip ir iš ko pagaminta, žodžiu, tai lemia tai, kaip laikys peilis. Nu, aišku, dauguma tiki, kad svarbiausia kaina ir gamintojų šalis, bet dėja ne, taip nėra. Nu, galima pagal šalis taip skirstyt, kai Japonai, taip, na, didžioji dalis grūdina sausai, viskas maksimaliam pjovimui, o ten peilių naudojama kultūra yra kitokia, ten vietoj kirvė jau nenaudoja, tai nu, tai va, tai europietis arba ten europietis, jeigu paimsim, pirmą kartą japonišką peilis gali įsilaužyti, jam bus blogas peilis, bet jie pjauna geriau. Tai.
kaip europietiški, minkščiau grūdinami iš paprastesnė pliena ir tada galima su juo ir grubiai elgtis, sulaužyti sunku, bet jis daug trumpiau laikys ir pjūvis nebus toks malonus. Nu, kinai kažkas tarpinis variantas ir suvedimas netoks ten kaip japoniškų plonas, bet viskas taulesnis, už Europos geriau. Užgrūdinta irgi pagal gamintojo rekomendacijas dažniausiai, nu tai nėra blogai, bet tai nėra maksimalus tas aštrumo laikymas ir pjūvis nebus toks kaip pavyzdžiui, japonų ar ten kokio žmogaus, sakysim, pažengusi, užgrūdintas. Tai daugmaž tokie pagrindiniai dalykai. Tiek šį kartą. Dėkui už dėmesį. Iki.